Šiuo metu dalyvaujame jau paskutinėme seminare, viename iš 6 seminarų organizuotų Lietuvos savivaldybėse, tarp kurių buvo ir Klaipėda, ir Vilnius, ir Švenčionys, ir Anykščiai. Visos 6 savivaldybės dalyvavo seminaruose ir padėjo sukviesti daugiabučių namų gyventojus, aktyviausius atstovus, tam, kad juos galėtume apmokyti ir paruošti būti tikrais namo įgaliotiniais. Projekto metu, seminarų mokymo metu pristatėm įvairią medžiagą, aptarėm įvairias metodologijas, tarp jų taipogi ir mūsų Top 10 projektą, aktualiausią ženklinimo problemas, ženklinimo tendencijas, ženklinimo reguliavimą. Viso apmokėme apie 150 daugiabučių namų gyventojų. Seminarus finansavo Teisingumo ministerija, tai buvo programinis finansavimas, kurį mums skyrė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Džiaugiamės galėdami turėti tokius renginius, manome ir esame įsitikinę, kad jie tikrai reikalingi, pritraukia nemažą auditoriją žmonių, turime didelį susidomėjimą ir tikimės gauti finansavimą ir kitais metais. Buvo daryti Šiauliuose, Klaipėdoje, šitas Vilniuje paskutinė sesija, buvo Švenčionių rajone, Šilalės rajone ir Anykščiuose. Ir visur mes kvietėme daugiabučių namų atstovus, arba kaip teisinėje bazėje kol kas jie yra vadinami įgaliotiniais, nors tai nėra labai gražus pavadinimas, bet aš čia aiškinu, pristatau reiškia mūsų svečiams. Ir vienas iš, ta koncepcija, kad name daugiabutyje yra svarbu turėti tokį iniciatyvų žmogų, kuris vadinasi atstovas ir kuris žino namo reikalus, yra labai svarbu ir tokiems žmonėms reikėtų turėti žinių. Tai va tiek. Bet tame procese mes dar nutarėme, kad reikia valdžiai, tiek vietos valdžiai, tiek centriniai valdžiai pasiūlyti kai kurių mūsų nuomonė svarbių dalykų, ką jie turėtų įgyvendinti. Reiškia, kad ponas Butkevičius ar naujasis energetikos ministras ar Valentinas Mazuronis, čia jau jie turbūt pasiskirsto. Ir mes turime, dabar aš norėčiau pristatyti tuos pasiūlymus, jie gali būti gana pateiki, iš to aš atsiprašau, kadangi tai buvo ekspromto, iš gyventojų ištraukiama ir jie patys siūlės, ir ne visi čia pilnių ginktie, tai yra daugelis pasiūlymų eina iš kitų, daug mes pasiūlymų gavom Šiauliuose, Klaipėdoje panašiai. Tai aš manau, kad per kokią 20 minučių aš juos prabėgsiu, o jūs, kaip sakant, pažiūrėkite kritiškai ir aš vis tik juos sudėstysiu į kažkokį tai raštą ir juos gaus tiek tos Vilniaus savivaldybė, tiek ministerijos, kas ten su jais atsitiks, aš tikrai negaliu pasakyti, greičiausiai kas atsitinka paprastai, bet aš kviečiau specialiai tam, kad patikrinti mūsų valdžios intencijas dirbti su tauta, kurią jie privalo tarnauti, tai aš kviečiau 15 adresatų. Reiškia, pradedant nuo vyriausybės, tiesiog nusinčia informacinius laiškus, Seimo ministerijos, kurių